O kokia prasmė skystą mėšlą buvo vežti į Vilnių? Gal papasakos, girdėjau praeiviai čia sakė, nesuprantu, kas čia darosi. Mano esmė yra tokia, kad pagal Lietuvos dabar galiojančius įstatymus mineralinės trąšos dumblą iš nuotekų valyklų galima šiandien vežti į laukus, juo tręšti. Vieninteliu skystų mėšlų ir kraikinių mėšlų, kietų mėšlų negalima tręšti šiandien laukų, nes ministerija atrodo, kad tai kažkoks didelis blogis. Supratau, dėkui, prisistatykit mūsų skaitytojams. Dainius Dargis iš Telšių rajono ūkininkas. Dėkui, o akcijos organizatoriai? Telšių rajono ūkininkų sąjunga organizuoja. Ir mes šiandien 2 valandą einam prie derybų stalo, tai ir tikimės tai, ką pažadėjo aplinkos ministras vasario 6 dieną, pats Simonas Gentvilas, kad sutinka su draudimo laikotarpiu nuo gruodžio 1 iki kovo 1. Tai iki šiol jau šiandien kovo 12 jisai nėra padėjęs parašo. Žemės ūkio ministras teigia, kad jau pasirašė, nes ant šito įsakymo rašosi abi ministerijos, tiek Žemės ūkio, tiek aplinkos ministerija. Ir mes šiandien jau vardinam, kad šita aplinkos ministerija yra nauja pažadų ministerija, nes nesilaiko savo duoto žodžio. Ir tai yra mūsų tęstinė akcija iš rudens. Mes jau rudenį tą kėlėm problemą, kai buvo šnapė, buvo mėšlo iššūkis tik tai Telšių rajone ir mes tą mintį nešėm, sakėm, atvažiuosim į Vilnių, spręskit problemą. Jie per 4 mėnesius neišsprendė. Tai va, įsipildė akcija, šiandien mes atvažiavom, o ketvirtadienį planuojam ir su technika didesnė, galingesnė atvažiuoti. Šiandien jie turi laiko iki vakaro 5 valandos priimti sprendimus. Mes esame atviri derybom. Dėkui.